Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, diskusiją apie bendrą energetikos politiką ir energetikos saugumą pradėjome 2006 metais po Ukrainos-Rusijos dujų krizės, kurios pasekmes pajuto ir Europa. Deja, šiandien dar neturime nei bendrosios energetikos, nei išorės energetikos politikos. Tikiuosi, kad vadovų taryboje bus rimtai svarstomas ES energetinio saugumo, taip pat ir Lietuvos energetinio saugumo klausimas, susijęs su 2009 metais numatytų Ignalinos atominės jėgainės uždarimu. Uždarius atominę jėgainę, Lietuvos energetika tampa visiškai priklausoma nuo vienintelio šaltinio iš Rusijos importuojamų dujų. Kylant naftos kainoms, brangstant dujoms, Lietuvoje elektros energija pabrangs daugiau kaip 2 kartus. Tai pažeis gyventojų namų ūkius bei visą šalies ekonomiką. Be to, mums visiems žinomas Rusijos polinkis energetiką naudoti politiniams tikslams. Lietuva tai jau patyrė. Naudojantis Lietuvos stojimo ES sutarties 30 straipsnių ir 4 protokolų, kviečiu tarybą padėti ieškoti sprendimo, įskaitant ir galimą saugios Ignalinos atominės jėgainės uždarimo nukėlimą. Ačiū.